Naujo video šiandien aš, Naiv 22, testuosiu žmogeliukus per Starsą, kurių aš neturiu. Nieko nelaukdami, pradėkime. Aš galvoju pradėti ne nuo legendarių, o nuo epikų. Jo. Tai gerai, pradėsime mes nuo Bo. Bet mes visus bandysime training groundą. Tikiuosi spėsim visus ištrainant. Gerai. Dabar yra Bo. Nepasakyčiau, kad labai jau geras. Žodžiu. Nesąmonė. Aš dabar taupau ant Mega, o po to taupysiu ant Lori and Lovely. Ir kaip matote, aš turiu Kenji ant 20 ir su visais gadgetais, star poweriais ir kaip šitie ir žodžiu, ir gearsais. Gerai, Bo vertinu 5 iš 10. Gerai, dabar bandysime Stu. Stu jau žinau, kiek vertinsiu. Galiu pasakyti tiek apie Stu. 0 iš 10. Jo, gerai. Lola pakeis mūsų nuotaiką dabar, nes jinai, manau, kažką geresnio parodys negu Stu. Ir man patinka žiauriai jos superis, nes jinai eina kartu ir taip jinai kaip dvigubai duoda damage dar. Tai žymiai greičiau sudaroja žmogų. Bet jeigu aš neklystu, tuoj pabandysim. Ne. Žodžiu, aš pagavau, kad jos superis daugiau duoda damage, bet ne. Lola. Lola vardas? Ne, Lola. Aš Lola vertinčiau 7 iš 10. Visai geras. Ne, aš pasakysiu, Bo yra 4. Nors ne, 5 paliksim. O Lori and Lovely man žiauriai patinka. Čia superis kaip Lolos, bet tasai šito Lorio berods draugas, jisai pats šaudo, kaip turi kada šaudyt. Jo, Lori and Lovely dedu 9, gerą 9, visai man patiko. Dabar Džinas. O vat Džino nežinau, ar esu kažkada žaidęs. Tai išbandysim. Jisai dar turi hyper... Jo, esu bandęs. Jisai geras. Jos superis. Tipo pritraukia, nes jis nėra, kad labai jau toli šaudytų. Tik man reikia sužinot, koks jo hyperchartas su superiu. Jo, geras. Taip, labai geras. Tipo 3 pritraukia vienu metu žmonės gali. Visai geras per fulę gal būtų. Per Brawl Ballą. Squeakas. Mano buvo seniau mėgstamas. Dabar pasikeičiau apie jį nuomonę. Nes jis nėra geras. Jisai damage duoda, tai gerai, daug. Bet nors ne. Aš jam dėčiau visai gerą. Jo, jisai visai geras yra. Tik gaila, kad galima berods pabėgti, nebent pataikiant žmogaus ir prilimpa. Pavyzdžiui, kaip prie šito. Prilimpa, žodžiu. O jo hypercharge'as su superiu. Biškį nesupratau, bet Squeaką vertinu 9 iš 10. Aš nežinau, šiandien kažkam duosiu 10 iš 10. Nes aš būsiu toksai griežtesnis šį kartą. Gerai.
Daug damage'o. Įdomu, jisai gali... O, dėl šito tai labai gerai. Tipo, gali viena kulka skristi taip, o kita taip. Geras. Jo, žiauriai geras šitas. O jos superis atkrenta toksai. Ir ką šitas duoda? Daiktas. Kur nužudau? Nu. Vis tik kažką duoda. Nu, žodžiu. Nežinau, ar duoda. Bet 8 iš 10. Labai geras. Geras. Dabar, kokius dabar? Pamiršau, kokius pavadinimas šitą užkrita. Damage'o normaliai duoda. Eik tu savo superis nesąmoningas. Ne. Nesąmoningas superis. Tai Otis duoda 7 iš 10. Ne, 6 iš 10. Nes 7 dar pakankamai geras. O ne. Gerai. Vėl pamiršau pavadinimą. Nu, bet šitas man patinka. Turi daug gyvybių. Šitas superis žinau jau koks. Tai reikia bandyti tas, kur šaudo. Nes va, jeigu eini ir va, dabar jis šaudo ir pas jį atsisuka jo kulkos pačią. Čia yra didelis pliusas, sakyčiau aš. Jo. Nepasakyčiau, kad labai jau geras. Wow, busteris. Bet busteris 80. Jo, gerai. RT turbūt tarėsi. RT. Man atrodo, kad jis yra 8-bito brolis. Arba pusbrolis, tėtis, nežinau. Aš nežinau, reikės paskaityti. Paskaitime, ar sako he ar she. Ar jis ar jinai. Tada labiau bus. Jeigu šitas super naudoji, tai reikia įeiti krūmus, kad tavęs nieks nenužudytų ir va taip skristi, nes brausiai tu negauni damage'o. Ne, gal ir gauni, pasirodo. Damage'o duoda normaliai, nors nepalaukit, man įdomu. Jeigu šitą nužudo botą, bet jo kūną nenužudo. Nu, tipo, ar šitą galvą nužudo, ir jo kūną, bet jisai prie kūno dar lieka, ar neįdomu. Ne. Pasirodo, ne. Fun factas. RT duoda 6. Gerai. Jo, RT duoda iš tam 6. Ir to RT SAD by. Neranda ar parašyta šį. Nu, žodžiu. Willow works at a bum. Twining ground. Gerai. Apie Willow žinau tiek, kad jinai, man atrodo, iš pelkės išlipus. Gerai. Jinai Halloween tematikos bravleris, va. Kaip aš nepataikiau, I don't know. Arba ten tiek nieko nedaro, arba nepataikiau aš. Šitam žiauriai sunku gauti, man atrodo, superi, nes tiesiog labai greit nuima. Taip šaunu. Galima pasakyti tiek. Geriau už Bo. Ką čia nesąmonę sakau? 5 iš 10. 5 iš 10, taip tai. Gerai. Žodžiu, man nepatinka, kad... Kodėl aš pasidariau toks netaiklus?
Ir šitam sunku gauti, jisai labai daug damage duoda. Kiek tu duodi damage, man įdomu. Jisai neduoda damage, jo superis? Ką jo superis daro, I don't know. Nesupratau. 3 iš 10. Nesąmonė. Daugas. O čekas tai vat geras. Jeigu patinka jums čekas, yra toksai Mythic skinas čeko, berods, arba Epic, kuris yra tipo voras ir iš voro išlenda čekas. Tas taip pat čekas. O va čekas man patinka. Jie žiauriai greit užsikrauna, superis ne kaip Edgarą. Edgarą ten valandą užsikraudinėja. Taip reikia pataikyti tarp čia. Nu, tuoj. Reikia pataikyti va čia, kad ir dabar susijungs visus 3. Hop, hop, hop. O įdomu, o jeigu jisai nuo čia grįš atgal ar ne, 1, 2. Ne, gerai. Bet visai geras, jeigu va, tu bėgi. O man dar 4 žiūrėt. Ai, nenusijama 1. Nu gerai. Ne. Aš noriu šitas, noriu važiuoti jo. Nu žodžiu. Čekui duodam 8 iš 10. Va čekas 8 iš 10. Charlie. Ai, kol mes ateisime į žaidimą, aš noriu paprašyti, kad jūs būtinai užprenumeruoti šitą kanalą ir paspausti mygtuką like. Pirmą žiūrim. Gerai. Žiūri faina, kad tipo čia stovi ir kažkas paslaptingai kaip voras, hop, tave pagauna. Gerai, superis. Ai, sustingdo. Tada va galim nužudyti. Įdomu, tenai vorus paleidžia ar ne. Gerai, o hypercharge plus šitas. Ai, dar voriukai išeina. O tie normaliai duoda damage. Gerai. Charlie berods tarsi. 80. O vat Miko, kas turi, žaiskite ne Brawl Ballą, o tą zombie head, žodžiu, kur ten reikia kažkokią zombie galvą nunešti iš priešininkų į savo. Nes jisai išrakinėja, tai žiauriai gerai, tu gali paimti tą galvą, ją permesti va taip, permesti ir pat peršokti tuo metu. Gerai, jisai žiauriai geras, man jisai žiauriai patinka. Jis čia pakyla. Davai, pabandom, kiek damage duos. O man patinka. 9 iš 10. Liko paskutinis 6 bravleriai. Ir Lilė, jūs žinot, kad aš Lilė esu jau turėjęs. Ne, neturėjęs. Pamiršau, kad neturėjęs. Lilė toksai hypercharge? Oi, super. Man galvau, kad kitoks. Nu, betgi, aš galvau, kad nematoma patampa, bet visai gerai. 8 iš 10. Paskutinį 5 Legendary Brawleris. Ar duosiu kažkuriam 10, ar duosiu kažkuriam mažiau negu 4, nes kažkuriam Brawleris ant daviau 4. Tai įdomu, ar bus blogesnis už 4 ar ne.
Vat kraujas yra toksai, kad jį sunku vertinti. Jį nėra lengva suvertinti. Ui, kiek aš jo hypercharge vienu metu. Trikšiotinau visą tą botą. Pabandom. Čia aš vieną paleidžiu iš karto trikščioti. Dar aš, kol praėjo visas hypercharges, žodžiu, 9 stiprus, toks stiprus 9 kraujui. Meg. Va šitą man atrodo duosiu 10. Mano vienas iš mėgstamiausių bravlerių ir tikrai labai geras meg. Ateini užtikrintai. Kiek jis gali duoti? Va, iš karto ateini su maliaba. Va, su super iš viso, vos gali nevančiotint. Man įdomu, aš noriu dar tik tai pažaisti su ta pačia. Tai reikia palaukti, kol mirs. O kol miršta, būtinai paspausti mygtuko like. Ir prenumeruokit. Tikrai spėsit. Nu, jau tikiuosi palaikinot ir galima žiūrėti toliau. Paprasta meg be savo roboto. Visai gera, visai gera. Nu, ačiū robotė, kad man padėjo, bet aš užbaigsiu vis tiek su savo robotu. Ir animacija žiūrim faina. Kas čia siūlo žaisti man nesąmonę. Žodžiu, gerai. Meg, jūs nustebsit, bet 8 iš 10. Man kažkaip atrodo, kad jinai buvo seniau geresnė. Gerai. O, man atrodo, atradau savo vieną iš mėgstamiausių dar bravlerių. O, tu matai mane. Gerai, o hypercharges ką daro dar įdomu jam? Superiu. Tu matai mane. Aš tavęs nužudysiu. Žodžiu. 7 iš 10. Cordelia. Kiti. Kaip Edgarui kraunasi ir Čekui. Kodėl nedaro tų domelių? Gerai, 9. Ir Drako, ar bus vienintelis, kuriam duosiu 10, ar ne? Tam, kam daviau 9 bravleriam, jie žiauriai geri. Nes aš tikrai čia sunkiai dabar. Viskas. Jūs žiauriai nustebsit. 10. Drako. Va, jum prieš akis. 10. Su pliušu. 100 net galėtų būti. Nu, 100 kartų užteks. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš Mėgz22 ir viso gero.